Ar aš vienintelis, kuris nežinojo, kad Lietuva turi nacionalinį kvapą? Taip. Girdėjote teisingai. Paruoškite nosis. Na gerai, Lietuva gal ir maža, bet stebuklų joje, nors vežimų vežk. Pirmiausia, Vilnius, sostinė, yra vienintelis miestas pasaulyje, kur virš jo gali skraidyti oro balionai. Įsivaizduokite, kaip į darbą keliaujate oro balionu. Tikras rytinis pakilimas. Toliau, Lietuva turi nacionalinį kvapą, vadinamą Lietuvos kvapu. Tai tarsi namų esencijos buteliukas. Galbūt tai ir yra paslaptis, kodėl lietuviai visada tokie geros nuotaikos. O dabar štai kas, Lietuva yra Europos geografinis centras. Kas būtų pagalvojęs, kad Europos širdis plaka Vilniuje? Nenuostabu, kad visi taip mėgsta čia lankytis. O, ir jei esate krepšinio gerbėjas, Lietuva – jūsų svajonių šalis. Jų meilė šiam sportui yra neprilygstama. NBA lygio neprilygstama. Net sakoma, kad lietuvių vaikai išmoksta kamuolio varymą anksčiau nei vaikščioti. Taigi kitą kartą pagalvoję apie Lietuvą, prisiminkite, tai ne tik taškas žemėlapyje. Tai lobių skrynia, pilna keistų ir šaunių faktų. Likite smalsūs žmonės.